Sveiki visi, laba diena arba labas rytas. Aš prieš pradedant žodį ir pasakoti ir pranešti pirmą pranešimą, norėčiau irgi padėkoti visų pirma ir Lietuvos naujajam archyvui už renginio organizavimą, už pačią temą ir už tai, sakysim, sukvietimą tokios gausios auditorijos. Ir aišku padėkoti priešgaisrinimo apsaugos departamentui už tai, kad priėmė mūsų, taip hostina visą renginį ir tikrai daug plušo ir stengiasi, kad mums visiems čia būtų labai patogu ir gera. Tai ačiū labai ir dabar pereisiu prie prezentacijos. Tai šiek tiek apie save, tai tik tai keli žodžiai. Mano vardas Jaroslav Gyl, aš esu kompanijos DocLogix vadovas. Pakankamai didelę patirtį esu sukaupęs dokumentų valdymo srityje, verslo procesų valdymo srityje. Visą šitą patirtį mes transformuojam į produktą, DocLogix, į visą tą patirtį mes pateikiam mūsų klientams, ne tik tai Lietuvoje, bet ir užsienyje. Šiuo metu dirbam jau 12 valstybių. Iš tikrųjų, prieš porą dienų dar grįžau ir iš Londono, kur mes irgi jau pradedam pirmus degimus ir turime pirmus klientus, kur irgi teko pasidalinti patirtimi ir kaip yra organizuojamas yra dokumentų valdymas ir elektroninių dokumentų valdymas Lietuvoje. Mūsų patirtis pasirodo netgi tokiom išsivysčiusiom valstybėms kaip Didžioji Britanija yra labai įdomi. Ir jeigu pažiūrėsim netgi pagal elektroninių dokumentų skvarbą, yra toks reitingas, tai kalbant apie Skandinavijos šalis, apie Lietuvą ir Baltijos šalis, tai mes esame kažkur tai to reitingo viršūnėje iš tikrųjų. O jeigu mes pasižiūrėsim, kur randasi Didžioji Britanija, tai pasirodo antra nuo galo. Tai tikrai turime ko didžiuotis, nereikėtų mums save kažkaip kuklinti, nereikėtų sakyti galbūt, kad mes kažko tai esame prastesni nuo kitų mūsų brolių Europos Sąjungoje. Iš tikrųjų yra tikrai atvirkščiai, mes tikrai turim ką parodyti, turim ko pasigirti ir manau, tą turėtumėme ir daryti. Šiek tiek apie mūsų klientus ir noriu gal tik tai šiek tiek pastebėti, kad DocLogix yra kompanija, kuri nekūrė vien tik tai dokumentų valdymo sistemą valstybiniam segmentui. Mes iš tikrųjų labai glaudžiai bendradarbiaujam ir su komerciniu segmentu. Ir šitoj vietoj dažnai, sakysim, prieš 5 metus girdėdavau tokį priekaištą, kad mes valstybinės segmentas, mes valstybinės įstaigos, mums yra visiškai kiti dalykai rūpi negu komerciniam, nes jie ten apie savo procesus, ten kažkokie ten pirkimo valdymą, sutarčių valdymą, pas mus yra reglamentas, yra raštvedybos reikalavimai, yra dokumentų valdymas, bet dabar iš tikrųjų ta tokia, sakysim, tos ribos egzistavimas išnyksta. Ir iš tikrųjų, kai kalbam apie efektyvumą, darbo efektyvumą, tai šitoje vietoje aš tikrai jau nestatyčiau kažkokio tai apribojimo arba skirtumų, kas yra komercinės įmonės ir ką yra valstybinės organizacijos. Ir šiandien, kadangi užduodu toną visam šiandien renginiui, tai truputėlį norėčiau gal atsitraukti nuo tos kasdieninės mūsų veiklos ir pasižiūrėti ir pateikti tokius 3 faktus arba 3 pagrindinės tendencijos, kurios įtakoja ir mūsų aplinką, ir pasaulinę aplinką, ir kaip tas galėtų atsispindėti ir kaip tas ateityje arba dabar įtakoja mūsų pačius ir mūsų darbą. Tai pirmas dalykas yra informacija tampa nauja valiuta. Mes matyt jau irgi girdėjom ne vieną kartą, jeigu ten kokiose žiniuose arba pranešimuose, kad visuomenė tampa informacijos visuomenė. Tai informacija tampa prekė ir matyt yra svarbiausia, kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia, sakysim, nieko nėra išgalvoto arba čia nėra jokios teorijos, iš tikrųjų tai yra faktas, nes dabar informacija, paslaugos susijusios su informacija yra big data, taip vadinamoji, yra tikrai vienas iš svarbiausių elementų visų verslų, pagrindinis variklis ir šitoj vietoj tiesiog tos informacijos pateikimas, suradimas, greitis, kaip yra apdorojama, kaip yra panaudojama, yra vienas iš svarbiausių. Antras faktas, tai informacijos kiekis auga pagal Mūro dėsnį. Tai kas žino, kas yra Mūro dėsnis?
Aš žinau, tai papasakosiu, gerai. Tai Mūro dėsnis yra vienas profesorius, man atrodo, 50 metais, 1950 ar kažkas tokio, atrado tokį dėsnį, kad tranzistorių kiekis viename kvadratinėme centimetre procesoriuose auga, kas padvigubėja kas 2 metus. Tai dabar mes žinome, kad dabar, jeigu prisiminsit prieš 10 metų, kokie buvo kompiuteriai, kokie procesoriai, prieš 20 metų, ką jie galėjo padaryti ir ką gali dabar, tai, matome pakankamai didelius skirtumus. Dabar mūsų nešiojami arba mūsų mobilūs telefonai yra žymiai pranašesni negu geriausiai kompiuteriai prieš 20 metų. Tai lygiai tas pat yra ir su informacija. Ir iš tikrųjų galbūt netgi galėtų, ir ką tai reiškia, arba kaip įsivaizduoti, koks tai yra informacijos kiekis. Tai įsivaizduokit, kad per paskutinius 2 metus atsirado tiek pat informacijos, kiek atsirado per visą informacinių technologijų gyvavimo laiką, arba čia pasaulio, arba visuomenės gyvavimo laiką. Tai viskas, kas buvo sukurta, sugalvota, parašyta, padėta į kažkokį popierių, padėta į diskus, įrašyta į kompiuterius ir taip toliau, tai per paskutinius 2 metus padaugėjo, padvigubėjo šitą informaciją. Tai tiesiog, stulbina, ką su ta informacija daryti, kiek jos yra ir kaip aplamai susigaudyti šitoje informacijoje ir kokie yra dideli iššūkiai yra ir kompanijoms, ir tokioms kaip ir Google, IBM, pasauliniam kompanijom, kurios iš tikrųjų daug labai tyria būtent informacijos apdorojimo, paieškos, algoritmus ir tendencijas ir taip toliau. Ir, galima dabar suprasti, kodėl jie tiek daug pinigų investuoja, nes iš kur jie tos pinigus kiša. Tai ir tokia trečias faktas, tai yra konkurencinė aplinka, kuri reikalauja greičio. Dabar, jeigu, žinau, jūs esate valstybinio sektoriaus atstovai ir dabar matyt, gal kas nors iš jūsų galvoja, tai apie kokią čia konkurenciją šnekam, kad čia vyriausybė su ministerija konkuruoja, ar čia dar kažkas. Tai. Šiek tiek vėlgi mes kalbam šiek tiek apie kitokią konkurenciją. Konkurenciją pasaulinę, globalią, kur iš tikrųjų kiekviena valstybė, Lietuva, Latvija, Estija, Europos Sąjungos šalis, kitos pasaulio šalis, jos vis tiek tarpusavę tam vieną ar kitą prasme konkuruoja. Mes nekalbam apie tokią aukštą politiką, bet kalbam apie pritraukimą finansų, apie tai, kad piliečiams būtų patogu gyventi, apie socialinės pagalbas, apie visą supančią mūsų aplinką, kurią padaro kiekvieno mūsų piliečio, kiekvieno iš jūsų čia esančio gyvenimą žymiai patogesniu ir geresniu. Ir visa tai yra konkurencija, nes vienos valstybės sekasi geriau, kitom prasčiau, visi dabar išvažiuoja kažkodėl tai Didžiąją Britaniją, tikiuosi, kad po 5 metų pradės visi važiuoti gyventi Lietuvoje ir tai yra užduotis valstybei, bet tai yra užduotis ir kiekviena iš valstybės organizacijų. Ir šitoje vietoje ir yra ta konkurencija. O šita konkurencija reikalauja greičio. Ir man patiko priešgaisrinio apsaugos departamento žodis, kad jisai pasakė, kad taip, vartotojai arba priešgaisrinio apsaugos departamento klientai yra reiklus, reikalauja greičiau atsakyti į užklausas, užklausų atsiranda vis daugiau ir daugiau, tai vėlgi tas jausmas, kad greičio reikia, jau yra, egzistuoja. Ir, čia mes turim tokį vieną protingą žmogų, kuris pasakė, kad vis dėlto ten, kur atsiranda kažkokios tai problemos ir kada mes esame tų visų problemų apsuptyje, tai kažkur tai vidury tarp to, sakysim, pakilimo ir nusileidimo gimsta mintis, tai kągi vis dėlto daryti. Ir dabar, kai mes turim tos visos tendencijos, augimas, greitis, konkurencija, tai kągi daryti, tai kaip iškilti ir pradėti išnaudoti visas tas tendencijas ar visas tos dalykus, kurie įtakoja dabar mūsų gyvenimą. Ir kalbant apie informaciją ir apie dokumentų valdymą, apie dokumentus, apie tai mes šiandien kalbame, tai galbūt tokius 3 pagrindiniai krumpliaračiai,
kurie tarpusavį sąveikauja ir kurie padeda būtent tos eliminuoti nereikalingus procesus, efektyvinti darbą, surasti informaciją. Tai vienas dalykas tai yra procesų valdymas, tai kaip vyksta tas procesas, kaip vyksta atsakymų paruošimas, vizavimas, derinimas ir taip toliau, rezoliucijos paskirimas. Ne? Kitas dalykas tai, kas yra tas dokumentas, kokiam pavydalį jis ateina, kaip jis yra apdorojamas, kaip lengva jį yra surasti. Ir trečias dalykas tai, kaip mes vis dėlto naudodami tos du įrankius analizuojame, sprendžiam, tai kokio proceso mums reikėtų atsikratyti. Tai procesai, kurie eliminuoja dokumentus. Taip? Tai mes turime du įrankius, kuriuos turėtume išmokti naudoti tam, kad eliminuoti to, ko nereikia. Ir tada mes tampam efektesni, konkurencingesni, surandam viską ir taip toliau. Čia aš nesikartosiu, matyt, jau kokios tipinės situacijos ir su kokios problemos, matyt, jūs patys puikiai žinote. Aš galbūt apie tokį vieną pavyzdį papasakosiu, kurį mėgstu naudoti. Tai jeigu mes atsuksim 100 metų atgal ir prisiminsim, kai atsirado automobiliai, ir irgi buvo tokios tendencijos, kad automobilis niekada nepakeis arklį. Nežinojot, tai iš tikrųjų buvo tokių posakių ir kad automobiliai tai tokia laikina mada, kažkas pažais ir liks kažkokiu tai turtuolių žaisliukų. Iš tikrųjų atsitiko kitaip, bet įsivaizduokit, kas atsitiktų, jeigu žmonės pirktų automobilius ir balnuotų arklius į automobilį ir važinėtų. Iš viso, nesąmonė kažkokia tai, ne? Tai su vežimu žymiai paprasčiau. Taip? O kodėl mes darom taip su elektroniniais dokumentais arba su dokumentų valdymo sistemom? Perkam pakankamai brangias dokumentų valdymo sistemas, kurios sugeba apdoroti dokumentus elektroniniam pavydale, elektroninius dokumentus, bet kažkodėl tai tuo pačiu metu mes, pavyzdžiui, nešam popierinį dokumentą vizavimui. Tai man ne kartą teko kalbėti su įstaigos atstovais, kurie sako, atsirado dokumentų valdymo sistema, dabar padvigubėjo darbo. Dabar turiu spausti kompiuterį ir turiu dar čia pasirašyti. Kodėl? Ne? Tai čia toks retorinis klausimas, aš tikiuosi, čia susirinkę žmonės tikrai taip negalvoja arba taip nedaro, bet tiesiog tokį pavyzdį, kuris leidžia susimastyti, tai kaip vis dėlto ką mes darome, ar mes išnaudojam tą įrankį, kurį turime pilnai. Ir tokius 3 pagrindiniai elementai, iš kurių susidaro elektroninių dokumentų valdymas, tai ir kaip jį įtakoja į visą dokumentų gyvavimo ciklą, tai laikas kontrolė ir rizikų mažinimas. Tai elektroniniai dokumentai supaprastina mūsų darbą, sutaupio laiko, vaikščiojimo ir taip toliau. Kitas dalykas - kontrolė. Mes visada galim žymiai geriau patikrinti, koks tai yra dokumentas, kas jį pasirašė, kada ir taip toliau. Visada, sakysim, tas nepasitikėjimas elektroniniais dokumentais, prieš 5 metus buvo tikrai labai didelis. Ir visada žmonės norėjo dar turėti šalia popierių su parašu ir nelabai suprasdavo, tai kaip čia elektroninis dokumentas, kaip čia gali būti originalas, popierius su parašu, su antspaudu yra originalas. Tai iš tikrųjų yra taip, kad parašą ir antspaudą yra žymiai lengviau padirbti negu elektroninį dokumentą. Elektroninis dokumentas žymiai tikresnis ir žymiai lengviau jam pasitikėti negu dokumentai, kuris yra popierinis, plus dar galima ir pamesti po to, ir po to vėl ten kažkur gamina iš naujo, pasirašo atbulinė data ir taip toliau, ne? Kad procesas būtų teisingas. Tai tikrai aš norėčiau vėlgi patrinti ir Lietuvos archyvų departamento žodžiais, kad elektroniniai dokumentai tai yra ta priemonė, kuri leidžia mums atsikratyti popieriaus, leidžia išnaudoti įrankius, kuriuos mes turime, nes dauguma valstybės organizacijų tos įrankius turi, tai dokumentų valdymo sistemos, elektroninių dokumentų valdymo sistemos, procesų valdymo įrankiai, kurie leidžia eliminuoti popierį ir paspartinti mūsų darbą ir atitikti šiuolaikinius lūkesčius ir konkurencinius reikalavimus. O čia toks irgi įdomus pavyzdys. Ir toks palinkėjimas mano visai konferencijai, kad
tam, kad procesą improvinti, pagerinti, reikia surasti laiko, kad jį pagerinti. Ne? Tai kad mes neatsirastume tokioje situacijoje, kada mes vizuojam popierių dokumentą popierinėme variante, nes neturime laiko sukonfigūruoti sistemos ar skirti laiko, kaip čia apgalvoti, pakeisti procesą ir pereiti prie elektroninio dokumento. Tai čia toks irgi labai geras pavyzdys ir aš labai linkiu vis dėlto surasti laiko svarbiam darbui, tokiam, kad organizacijos darbo gerinimui, nes tai yra svarbus darbas, jisai gal nėra skubus, dėl to visada yra atidedamas. Ne? Tai aš norėčiau palinkėti vis dėlto neatidėti to darbų, skirti laiko būtent tokiems svarbiems darbams, kaip organizacijos efektyvumo gerinimas. Ačiū labai už žodį ir